kaip ir dera, gal pradėkim tautišką giesmę. Mūsų kūnijų žemė, iš raidės tavo sūnus, stiprybės žemė. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius čia lydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė Kaip ir buvo skelbta, šiandien įvyks diskusija, pokalbis, tai ne kažkokia ypatinga konferencija, tiesiog galbūt daugiau pasikalbėjimas. Mes renginį pavadinome Konstitucijos 20-metį pasitinkant. Gali kilti klausimas, kodėl mes čia taip greit pradedam švęsti ir pasitikinėti Konstitucijos 20-metį, bet noriu pasakyti, kad pats laikas tą daryti, kadangi konstitucinės teisėkūros procesas tikrai prasidėjo ne 92 metų spalio 25 dieną, bet žymiai anksčiau. Vertėtų prisiminti, kad 91 metų, jeigu neklystu, vasario 9 dieną referendumu buvo priimta konstitucinė steigiamąją galią iš esmės turinti nuostata, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Taigi mes jau esame Konstitucijos 20-mečio, taip sakant, erdvėje. Žinoma, artėja ir spalio 25-oji Konstitucijos diena. Na ir yra dar viena svarbi priežastis, tai jums turbūt žinomas rugsėjo 28 dienos šių metų Konstitucinio teismo nutarimas, apie kurį mes čia taip pat šnekėsime. Taigi, šios dienos mūsų pokalbis, diskusija yra skirtas Konstitucijai, tai yra tekstui ir tam tikrai mūsų valstybės gyvenimo tikrovę formuojančiam dokumentui, ne tik tekstui. Pats dokumentas visiems yra prieinamas, tai yra nedidelė knygelė, Lietuvos Respublikos Konstitucija, visi ją gali įsigyti, kainuoja 4,90 litų ir čia gražia anglų kalba parašyta thank you. Žodžiu, manau, kad šiandien paliesime daug įvairių konstitucijos ir konstitucingumo aspektų. Man labai malonu, kad šiandien mus savo apsilankymu pagerbė socialinių mokslų daktaras, buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, buvęs Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininkas taipogi vienas iš galiojančios mūsų konstitucijos autorių, galiu drąsiai tai pasakyti, bent jau vieno iš projektų autorius, tai tikrai, o kadangi tekstas atsirado kaip tam tikras kompromisas tarp daugelio galimų variantų, tai tikrai turime savo tarpe ir vieną iš pagrindinių mūsų konstitucijos kūrėjų. Taipogi pasisakys gerbiamas Gintaras Songaila, Seimo narys, Tautininkų sąjungos, atsikuriančios Tautininkų sąjungos pirmininkas. Na ir bandysiu keletą žodžių tarti ir aš, Valentinas Gilys, esu Kauno Tautininkų skyriaus pirmininkas. Taigi, galbūt mes ir pradėkime mūsų pokalbį pagal mūsų reglamentą. Pranešėjui skiriama, tarkim, apie 20 minučių, nors bendrai trukmė nurodyta pranešimo pusę valandos, taigi po pranešimo galima užduoti klausimus. Po to po visų 3 pranešimų darome pertrauką, kavos pertrauką. Planuoju, kad tai turėtų būti maždaug 13:25, jeigu mums pavyks laikytis reglamento. Na ir po to numatomos diskusijos, laisvesni pokalbiai, taigi visi tikrai galės pasisakyti, pareikšti savo nuomonę tais klausimais, kurie atrodo aktualūs. Tai kągi, dabar turbūt suteikiu žodį gerbiamam Stačiokui, kuris pristatys gal ir savo samprotavimus apie mūsų konstitucijos atsiradimo, kai kurios istorinius aspektus, gal ir paminės kažkiek tai ir tą paskutinį nutarimą, kuris čia sukėlė labai kontroversiškų tokių vertinimų. Žodžiu, gerbiamo Stačioko mes labai neribojam, nespaudžiam į rėmus kažkokius, tai leidžiam pasisakyti laisvai. Prašom tart žodį. Ačiū. Atsistoju pasakydama žodį, kad reiškiu Jums savo pagarbą ir jaučiuosi ypatingai atsakingas kalbėdamasis su Jumis. Seniai kalbėjau, buvau atsisakęs ėjimo su žodžiu į žmonės, nes žodį reikėjo rašyti gerai apmąsčius, kad sukurti tam tikrą konstitucijos aiškinimo sistemą, tol kol dirbau konstituciniam teisme. Kad nemeluoju tai sakydamas, galiu patvirtinti, kad aš atsisakiau pedagoginio darbo nuo antrųjų konstitucinėme teisme darbo metų, kadangi mačiau, kad darbas negali būti išskaidytas, jeigu dirbti iš tikrųjų taip, kaip turėtų dirbti konstitucinis teismas. Vieną tik tai tą darbą, už kurį atsakai visą gyvenimą. Tai ir dar vieną dalyką pasakysiu. Kaunas man taip pat ypatingas miestas. Čia mano pati ankstyvoji vaikystė praėjo, kūdikystė. Bet iš tos kūdikystės aš atsimenu dabar, kaip suprantu, labai liūdną įvykį. Aš mačiau prezidentūros sodelyje pro metalinės tvoros virbus spektaklį, kuris demonstravo, kaip mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas bėga iš tų rūmų, tada, kai jau Lietuva buvo okupuota. Kūdikis dar buvo, aš pats stebiuosi, kaip aš tą prisimenu. Tai tiek tik tai pasakau va tokį įvado, kad jūs galbūt galėtumėt būti atlaidesni man toliau, ką aš kalbėsiu. Nes negaliu kalbėti pagal tekstą, nors kai ką cituosiu. Kitaip negalėsiu apsėti. Tai prašau atlaidumo ir dar kartą reiškiu Jums savo pagarbą. O dabar sėdu, kadangi su tekstu bus paprasčiau taip kalbėti. Taigi va, konstitucija. O ką reiškia žmogaus ir valstybės gyvenime konstitucija?
O kas tai tokio yra? Ar tai yra dokumentas, kaip jūs kad pademonstravot? Iš tikrųjų, tai yra teisės aktas. Ir aukščiausios galios teisės aktas. Bet tokia prasme konstitucija gali turėti bet kas. Net sovietizmo imperija turėjo vadinamą konstituciją. Bet ar tai buvo konstitucija? Tai buvo fikcija. Apgaulė žmonių, nes tai buvo tik tai popierėje surašyti kažkokie tai tekstai. Iš tikrųjų konstitucija yra vertybių sistema. Žmonių gyvensenos vertybių sistema arba teisės vertybių sistema. Vertybių, kurios susiformavo per visą žmonijos istoriją. Ne visur vienodai. Ir dabar ne visur tos visos vertybės yra šiuolaikiniam pasaulyje skirose valstybėse. Bet jeigu mes konstituciją pripažįstam iš esmės, tai mes ją turim pripažinti ir į tokią turi būti kaip vertybių sistema. Tai šitokiu požiūriu ir aš bandysiu toliau kai ką kalbėti, net ir cituodamas konstitucijos dalyką. Reiškia taip, jeigu konstitucija yra vertybių sistema, tai yra nekintama. Tai yra taip kaip dekalogas religijai. Tai yra dekalogas nustatantis žmonių elgseną, jų gyvenime, asmeniniam ir bet kokiam kitokiam. Konstitucija šia prasme, jinai turi tai dar vieną papildomą aspektą, kad jį nustato ne tik žmogaus elgesį pagal jo įsitikinimus, kuriuos jis turi, bet nustato ir valdžios elgesį su žmogum, ribodama valdžią, kad valdžia tarnautų žmonėms. Kaip taip turi būti padaryta? Žinoma, tekstų įvairovė gali būti, tekstai gali būti įvairūs, bet principas yra tas. O dabar pacituosiu vieną, neišvengsiu nuo pirmos citatos, kurią aš kartoju nuo tada, kada ją sužinojau. Konstitucija yra žmonių laisvės ir gerovės esminė sąlyga. Todėl, toliau citata, todėl ji 18 amžiaus mąstytojo, britų amerikiečių mąstytojo, žmogaus teisių šiuolaikinės sampratos pradininko, jo knyga 18 šimtmetį pirmoji parašyta, kuri vadinosi Žmogaus teisės, The Rights of Man. Tuo metu ne Human Rights jisai pavadino, bet Rights of Man, žmogaus, tai kaip tam tikro visiškai konkretaus subjekto teisės. Tai štai ką jis pasakė, Tomas Peinas. Konstitucija yra ne valdžios, o žmonių aktas. Ne valdžia priima konstituciją, o žmonės ją nustato. Kitaip tariant, jeigu savo formą valdžios institucija priima konstituciją, tai turi atsižvelgti į žmonių nuomonę kaip tam tikros sutarties subjektą dėl konstitucijos vertybių, kurios ta valdžia priima, įformina žmonėms. Tai štai šita prasme, jeigu žmonės savo valia priima konstituciją, kaip tai įvyko ir atgimusioje laisvoje Lietuvoje, tai mums, ypatingai jums, aš labai džiaugiuosi, kad jūs atgaivinat tą, tautinių vertybių, kaip socialinių ir konstitucinių vertybių visumą Lietuvoje, kaip gyvąją tam tikrą visumą. Tai štai, tai čia labai svarbu, man atrodo, pasakyti vieną dar dalyką, kad mūsų konstitucija Lietuvoje yra vertinga tuo, kad Lietuva yra tautinė valstybė. Tik tautinė valstybė ir gali garantuoti tikrasias žmogaus teisės per konstituciją. Dabar, jeigu apie tautos valią kalbam ir apie tautinę valstybę, tai aš norėčiau, kada jūs toliau darbuositės šitam labai svarbiam tokiam, svarbioj kryptyje, nepamirškite pačios konstitucijos ir konstitucinės doktrinos apie tautinę valstybę. Visi pradeda pamiršti arba nekreipia dėmesio į tai. Yra buvę idėjų, Europoje tai buvo labai paplitę iš viso neigti tautinę valstybę kaip tokią. Ir pas mus yra. Ir žinau, kad net ir universitetuose apie tai kalbama. Bet kaip susikūrė pati konstitucija tos vertybės? Niekaip kitaip, jeigu jinai tikra, kaip tik tai per tautos valią.
Dabar, kas yra ta tauta? Pagal konstitucinę doktriną. Konstitucijos preambulėje įrašyta, jūs visi prisimenat, kad lietuvių tauta, sukūrusi savo valstybę, grindžia savo tradicijomis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tauta, kaip konstitucijos šaltinis, tai žinoma yra pilietinė tauta. Pilietinė tauta arba valstybinė bendruomenė, arba kaip nors kitaip jūs ją pavadinti, kaip politinė tam tikra bendrija, valstybinė bendrija. Bet ta politinė tauta, ar šita valstybinė bendrija, kuo jį grindžiama? Jinai grindžiama etninė tauta. Etninė tauta yra vadinamas, kaip, ir tai ne mano žodžiai, tai yra Konstitucinio teismo doktrina. Ir aš šitą jums pasakysiu konkrečiai, tą nutarimą, tai yra nutarimas 2006 metų lapkričio 13 dienos dėl pilietybės. Kuriame aiškiai štai kas, be visų kitų dalykų. Tai, kad keletą dalykų aš pacituosiu tiesiog, nes pats negalėsiu taip įtikinamai pasakyti. Tai štai kas. Tai, kad Lietuvos valstybė kūrėsi lietuvių tautos pagrindu, atsispindi ne tik konstitucijos preambulėje, bet ir kitose konstitucijos nuostatose. Valstybinė kalba, lietuvių kalba 14 straipsnis, kiekvienas, atsiprašau, kad ne tik preambulėje, kitose konstitucijos nuostatose, valstybinė kalba, lietuvių kalba, kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje ir taip toliau. Bet dar vieną dalyką noriu pasakyti štai ką. Lietuvių tautai kaip etniniai tautai save priskiriantys asmenys ir šiandieninė Lietuvos valstybė sudaro absoliučią gyventojų daugumą. Šiuo atžvilgiu taip pat valstybės pavadinimu, valstybinės kalbos statuso lietuvių kalbai pripažinimu lietuvių tauta atitinka visuotinai pripažinta titulinės nacijos apibūdinimą. Tegu bet kokie filosofai Europoje, Amerikoje, Azijoje, Afrikoje ar kur nors kitur neigia tautinės valstybės idėją, bet šito nieks nuneigt negali, nes tai yra faktinė situacija, pripažinta kaip logiška išvada politiniai tautai konkrečioje teritorijoje atsirasti ir formuotis. Necituosiu daugiau šito nutarimo, nors jame yra labai vertų žinoti nuostatų apie tautinę valstybę. Tai štai, ta tauta, būtent šitokia tauta, kuri yra ir faktiškai, ir logiškai yra valdžios šaltinis ir konstitucijos šaltinis, priima ir pačią konstituciją. Žmonės savo valia priima konstituciją. Kaip tai įvyko ir pas mus. Tačiau pati konstitucija, žinoma, kaip teisės vertybių sistema atsiranda ne pati savaime. Jis sukuriama remiantis mokslo ir meno išmintimi, kurie įvertinę tautos istorinės ir gyvasias tradicijas, kūrė savo krašto konstitucinę doktriną. Taip gimė Lietuvos Respublikos konstitucija. Na, nežinau, gal tai atrodys per daug paprastai pasakyti, bet visi Lietuvos mokslininkai ir ne tik teisininkai brandino konstitucinę žmogaus laisvės idėjas ir konkrečius būsimosios Lietuvos konstitucijos tekstus. O dabar atitrūkstu nuo to ir pasakysiu keletą dalykų, kurie jums visiems tikriausiai žinoma, bet aš kartais iš viešosios erdvės ar televizijos, ar spaudos, ar kitų dalykų, naujų rašinių, pavyzdžiui, net ir labai rimtų rašinių, kurie Lietuvos žiniose skelbiami, pavyzdžiui, apie referendumo būtinybę Lietuvoje, pakeitimo įstatymų ir konstitucijos keitimą dėl referendumo ir taip toliau. Atsiranda, tai aš priminsiu žinomus faktus. Tai, kad konstitucija yra žmonių arba tautos aktas, reiškia ir tai, kad ji yra įrankis ne tik tai įtvirtinti tautos ir žmogaus laisvę, bet ir panaudoti konstitucijos idėją kaip kovos įrankį už laisvę. Ir tai Lietuvoj buvo visiškai akivaizdu. Prisiminkim faktus, keletą tik tai iš jų. 88 metais gimė Sąjūdis, taip? Pradėjo formuotis akivaizdžios idėjos, kad mes einame į išsilaisvinimą. Ir kas čia atsitiko dar papildoma?
Lietuvos mokslo akademija tuo metu 88 Liepos 13 berods dieną tuometinio mokslo akademijos prezidento Juro Požėlos ir akademijos sekretoriaus, ar taip galėjo pavardė, šią pareigos vadinasi ar panašiai, Vilko Eduardo raštu pateikė tuo metu galiojusios vadinamosios tos Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos konstitucijos pataisų metmenis. Iš karto buvo sureaguota, rugsėjo pradžioj buvo sukurta darbo grupė, konstitucijos projektui rengti darbo grupė, kuris pradėjo šitą darbą. Ir galbūt tai atrodys jums visiškai neįdomu ir nereikšminga, bet pradėjus svarstyti tą mokslo akademijos konstitucijos projektą ir pradėjus formuluoti naujas nuostatas jau to, sakykim, to projekto pagrindu, reikėtų, kad to projekto autorius tikrasis tai buvo Juozas Bulavas, mokslo akademijos konstitucijos projekto autorius. Buvo pradėta formuluoti tokios nuostatos, kurios pamažėlė net akivaizdžiai griovė esamą sistemą. Na, sakykime, apie daug ką aprašyta yra, o šitą, ką pasakysiu, beveik nėra aprašyta, nes prisėmė autorystę didieji tuometinės Lietuvos komunistų partijos CK vadovai. Atsiskyrimas LKP nuo TSKP. Kur tas gimė ta idėja? Ogi būtent konstitucijos darbo grupėje. Tuometinis Lietuvos TSR konstitucijos 6 straipsnis buvo įtvirtinęs TSKP diktatūrą Lietuvoje, kaip vadovaujančią jėgą politinę. Šiagi šitą darbo grupę išdrįso parašyti tą straipsnį, kad LKP yra tokia vadovaujanti, o ne TSKP, ne kažkas iš tenai, o čia vietoje. Suprantam? Ten pat, šis straipsnis buvo tuo pačiu pradėtas koreguoti ir kaip tam tikrai elementai įtvirtinantis daugiapartinę sistemą. Ir ką jūs savo galvojat, Maskva sureagavo momentaliai. Ir kai kam iš tos darbo grupės, prisipažinsiu ir aš, mes turėjom važiuoti į Maskvą su labai neramia žinia, ar mes iš tenai, ar mes ten tikrai būsim trumpai ar ilgai, ir turėjom įrodinėti visus šitos dalykus. Vieną tik dalyką pasakysiu iš Kremliaus pirmojo posėdžio svarstomo. Leido mūsų ten vadams pasakyti, tiek to, kad kiekvienas turi prisipažinti, kas iš ten dalyvavo, aš už save galiu sakyti. Žinoma, tą tik tai sakydamas noriu, kad jūs labai gerai suprastumėt, kad kova už Lietuvą tuo metu buvo ne vien tik tai visų mūsų kova viešai matoma, bet buvo kova ir ten. Tai štai pirmas tas susitikimas, kada jie priėmė mus, paimdami šitos konstitucijos nuostatas. Tiesa, mes dar ką padarėm? Kadangi keičiam Lietuvos TSR konstitucijos nuostatas, tai ten pat siūlėm jiems keisti ir vadinamos TSRS konstitucijos nuostatas. Kadangi jie dengė viską, TSRS konstitucija ir Respublikų konstitucijos taip ir taip. Reiškia, tam pirmam posėdį leido pasisakyti mūsų grupės vadovui tuometiniam, jis ten pristatė, kas čia tokio yra, o po to visi jie pradėjo barti, čia mūsų susirinkusius, persodintus, čia jūs tokie, čia jūs kitokie, čia jūs trečiokie. Supraskit mane teisingai, nenoriu pasigirti, bet aš atsakau tik už savo žodžius, o ne už kažkas kažkur kažką buvo. Aš neapsikenčiau, nors buvau grupės narys, nereikšmingas, aš paprašiau žodžių, jie man leidė, aš pasakiau vieną paprastą dalyką. Tai ponai, jūs paskelbėt vadinamą perestroiką. Tai ar jūs vertinat, kad su senaja savo konstitucija jūs tą perestroiką galite įvykdyti, ar negalite? Akivaizdžiai jūs kitaip nesakysit, taip ir pasakiau, negalite jos įvykdyti. Dėl to, kad ta konstitucija neleidžia jums šitą. Ir po to prasidėjo visokie kitokie dalykai. Daug kartų, dar ar 4 kartus teko važinėti tenai, kad būtų pakeistos tam tikros tos konstitucijos nuostatos. Ir aš šitai kalbu ne dėl to, kad pasakyčiau, matot, kaip mes ir ten buvom. O reikia labai gerai suprasti, kad tai, kad jie leidosi į dėrybas tenai su mumis, su nieko kitu jie nesiderėjo iš Sąjunginių Respublikų. Tai irgi buvo vienas iš tėvų nedidelių elementėlių, būtent to, kad tokiu būdu viskas išsisprendė.
Na, o paskui prasidėjo tikrasis darbas Lietuvos konstitucijos kūrimo. Ir iš šito darbo aš pasakysiu tik tai vieną momentą, kuris man atrodo labai svarbus jums, jūsų kartų žmonėms. Didžiausia problema, kuriant jau tikrai Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos konstituciją, buvo štai kokia. Atkurti iki okupacijos galiojusios Lietuvos Respublikos konstitucijos galiojimą ar kurti naują konstituciją. Jūs dabar man galite pasakyti, ką jūs kalbat. 90 metų